Na, o dabar keliamės į Vilniuje esančią GK kliniką. Primename, kad mes labai laukiame jūsų klausimų sveikatos ir grožio temomis. Rašykite mums adresu sekmadieniorytas@btv.lt. Į jūsų klausimus mielai sutinka atsakyti GK klinikos plastikos chirurgė Gytė Grigonytė Babajan. Šiandien ji vėl pasakoja apie dar vieną procedūrą. Tai yra veido patempimas. Bėgant metams, kiekvienas laikrodžio dūžis palieka pėdsakus mūsų veiduose. Stangrumą praradusi oda, raukšlės, visa tai, ką dažnas norėtų užmaskuoti. Deja, kremas ar pudra nebepadeda. Vis dėlto nuleisti rankų nereikėtų, nes gyvename 21 amžiuje, kai medicina stipriai pažengusi į priekį. Tad išeitimi galėtų būti veido patempimas chirurginiu būdu. Šiandien kalbam kaip tik apie veido patempimą arba pasaulyje. Šitą operaciją labai paplitusi angliškų pavadinimų facelift operacija. Tai operacija, kurios metu tiesiog patempiama veido vidurinės ir apatinės dalies laisvieji audiniai, jeigu reikia, ir kaklo. Taip pat yra jie sutvirtinami specialiomis siūlėmis ir pašalinamas tas odos perteklius. Tokiu būdu veidas atjaunėja maždaug kažkur tai 10 metų. Ar tai operacija skirta tik žvaigždėms ar ir eiliniams žmonėms ją galima darytis? Kam jūs ją rekomenduojate? Na, sakysim, tikrai 10-metį kokį atgal šitą operaciją, facelift operacija, tai buvo iš tikrųjų žvaigždžių, medijos darbuotojų privilegija. Dabar jinai tapo prieinama daugeliu žmonių. Ir mes rekomenduojam veido patempimo operaciją tiem žmonėm, kuriam yra iš tikro labai didelis odos ir minkštų audinių perteklius veide, ypač vidurinėje apatinėje dalyje, kur atrodo, kad tada tiesiog nukarus, jinai laisva, kakle didelis odos perteklius, nėra aiškios apatinės žandikaulio linijos. Tokiems žmonėms šitą operaciją ypatingai tinkanti. Ar galima drauge su veido plastinė operacija atlikti ir kitas plastinės veido operacijas, pavyzdžiui, viršutinių, apatinių vokų? Žinoma, kad galime ir mes labai dažnai tai darom, ir vokų viršutinių, ir apatinių plastikas, tai kad pacientam yra labai patogu ir susitaupo jų laisvadienį. Dažniausiai veido patempimo operacijos atliekamos žmonėms įkopusiems į 50-ąjį, kai odos perteklius būna labai akivaizdus. Jei veido odos laisvumas nėra didelis, tuomet užteks neoperacinių procedūrų. Tinkamiausią variantą jums gydytojas pasiūlys konsultacijų metu. Kiekvienu atveju sudaromas individualus planas. Bet paprastai dažniau negu kokie 7 metai veido patempimo operacijų tikrai daryti nereikia. Ir apskritai, sakysim, dažniau antrą kartą, jeigu atsiranda vos nedidelis laisvumas, tai jau nebelaukiam, kad tiek pat tie audiniai nukartų, o pakartotinai veidą iškontūruojam ir patempiam jau neoperaciniu būdu, sakysim, kaip aš anksčiau minėjau, atliekant tarmažo procedūras. Ar galima kaip nors šį efektą sustiprinti ir prailginti, kad veidas kuo ilgiau išliktų lygus ir gražus? Žinoma, galima ir tą labai dažnai mes darom, kombinuojam kelis gydymus, nes, sakysim, iš tikrųjų atlikus veido patempimo ar kaklo operacijas, mes pašalinam tą didžiulį odos perteklių, mes fiksuojam audinius minkštuosius veide, tačiau visa pati oda, tai yra visa jos faktūra, smulkios raukšlelės, poros, jos lieka tokios, kokios buvo. Todėl dažnai labai pačią veido patempimo operaciją, kad gautume didesnį efektą ir kad, sakysim, efektas procedūros laikytųsi ilgiau, mes kombinuojam su tokiom procedūrom, kurios ir pačią odą atjaunina, pakeičia į naują. Tai yra frakselio lazerinės procedūros veido atnaujinimo, arba, sakysim, gilieji profesionalūs pilingai, arba kitos procedūros. Tai tada rezultate mes ne tik, kad patempiam tą veidą, jisai tampa toks pats, koks buvo anksčiau jaunatviškas, bet kartu ir pati oda pakeičiama į naują odą ir aišku, tada efektas yra nepalyginamai stipresnis rezultate. Gydytojai patarė neskubėti į šalį padėti specialaus palaikomojo tvarsčio įtvaro, kurį teks nešioti po veido patempimo chirurginiu būdu. Ką reiškia tos savaitės, kai vėliau galėsite grožėtis ir kitus žavėti vėl jaunystę atgavusiu veidu?